Sveiki gyvi mus girdintis ir žiūrintis. Verslo aktualijų laidoje tęsėme pokalbius. Šį kartą tema know-how. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Jį kalbinsiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Koks bebūtų padalinys marketingo, rinkodaros, komunikacijos, visi jums užduos klausimą. Tai apie ką jūsų verslas? Kaip jūs dažnai susidurėt su šituo klausimu, kaip turit dažnai atsakinėti šitą klausimą know-how? Know-how dažnai žmonės labai skirtingus turi suvokimus arba skirtingas reikšmės sudeda. Tai ir kai klausia, tai pirmiausia, ką aš darau, tai noriu išsiaiškinti iš tikrųjų, ką jie klausia, nes skirtingose situacijose žmonės skirtingą reikšmę suteikia. Ne? Tai know-how yra kažkas ypatingo, ką kiekvienas sukaupėm, žinių, sugebėjimų ir nuostatų tokiam lauke konkrečiai situacijai. Tai ir kai mes kalbame apie verslų vertę, dažnai išlenda tas klausimas, tai koks čia jūsų know-how, ko jis gali daugiau, ar kas tai yra. Ir dažnai šitą informaciją yra įmonėse priskiriama prie konfidencialios informacijos, kad tai nebūtų taip dalinamasi paprastai. Ir mano atveju, kai man užduodama, tai aš pabandau pirmiausia suformuluoti, kas yra ypatingo atskiram versle, kas tai yra vertė, kas yra sukaupta patirtyje ir kai žinom, kas veikia ar neveikia. Tai paprastai know-how yra žinoma, kad tam tikri dalykai veikia labai konkrečiai ir tai yra tam tikra multiplikuojama arba kartojama ir dėl to tas verslas tampa sėkmingu. Jeigu jūs atsakytumėt verslo valdymas, konsultavimas verslo valdymo, kuo skiriasi nuo kitų konsultavimų jūsų versle? Tuo, kad nepakanka turėti tik žinių ir sugebėjimų ar nuostatų, bet dar reikia ir suprasti kontekstą turinį, kad tai, ką tu žinai, turi veikti, nes vienose situacijose tie dalykai veikia, o kitose neveikia. Tai dėl to know-how aš sakyčiau, kad tai yra žinių, sugebėjimų, nuostatų rinkinys konkrečioje situacijoje, dėl produkto, dėl kliento ir taip toliau. Nes kiekviena situacija gali būti labai skirtinga ir vieni dalykai veikia, kiti ne. Wikipedijoje sakoma, kad tai yra praktinė patirtis. Know-how, praktinė patirtis. Žinau kaip. Ir taip paprastai, iš tikrųjų mums to labiausiai ir reikia, jei mes perkame labai konkretų produktą ar paslaugą. Ko labiausiai reikia verslo valdyme šiais laikais, kokių įgūdžių ir ko labiausiai ieškoma? Įprastai tai yra, turbūt sakyčiau, yra, kad suprasti realybę, kurioje organizacija gyvena, išmokti įvertinti, tai reiškia tam tikrą analitiškumo dalį, labai objektyviai, kas veikia, kas neveikia atskirti. Kita dalis yra įsivardinti, kur judam, arba ką norim pakeisti, arba kažką tai vystyti. Ir trečia dalis, tai kaip tai sėkmingai procesiškai praeiti nuo pradžios iki galo. Tai čia nėra kažkokių atrodytų stebuklų, yra paprasti dalykai. Tačiau neretai organizacijos yra labai skirtingos ir skirtingoje kultūroje, su skirtingais suvokimais. Tai organizacijos dažnai ieško dar tokių dalykų, kaip pagerinti organizacinę kultūrą arba našumą. Dažnai sako, norim būti greitesni, kūrybiškesni. Ir visą tai, pirmą reikia suprasti, nuo ko mes startuojam. Tai dažnai tenka grįžti prie tų pačių pradžių. Tai kuo mes esame unikalūs, tai kas yra mūsų produktas, kodėl jį perka ir taip toliau. Jeigu galėčiau truputėlį asmeniškiau užduoti jums klausimą, tai kokia jūsų asmeninė ta patirtis, kaip vedė, kad po to jūs dabar jau galite sakyti, kad ekspertinės žinios būtent yra verslo valdyme. Gal jūs pavardytumėt, kuo jūs buvote, kuo dirbote ir kur ta patirtis jūsų? Jo, tai jeigu kalbėti apie kažkokias pareigas, tai teko, būti kažkokio, vadovu, mažu tokiu vadovu, kuris yra dešinioji ranka direktoriaus, šiuo atveju parduotuvės direktoriaus tuo metu, ta parduotuvė buvo didelė, buvo 4600 kvadratų ir 250 žmonių, tai būti antrų žmogum parduotuvė yra reikalų, tai daug kas buvo iš tos dalies, tada tapau tos parduotuvės direktorius.
Dar vėliau buvau regiono vadovas, kur teko dirbti tik su direktoriais. Dar vienos tam tikro etapu teko darbuotis personalo vadovų Lietuvai, kur teko daryti optimizaciją personalo, centralizaciją, tada teko dalyvauti labai stipriai UABų sujungimo procesuose. Vėliau, kaip žinot, iki buvo, pavyzdžiui, parduota, tai ten mes irgi turėjom didžiulę patirtį, tai kaip tas procesas atrodo, kaip parduodama didelė kompanija, kas tai yra data rūmai, kodėl, kaip integruoti, kaip įvesti. Vėliau teko darbuotis kultūriškai, kaip skirtingų tautų vadovus įvesti į kompaniją, kad jie būtų sėkmingi. Dar atskiros sritis yra, kur teko pagelbėti savininkam, vieniems pasitraukti, saugiai pasitraukti iš verslų, kad verslai toliau funkcionuotų, arba teko spręsti šeimininių valdybų, kaip aš sakau, yra šeima ir jie tą verslą nori likti tėvas perduoti, kažkas neperėma, arba kaip tai teisingai padaryti, teko padėti žmonėms sukurti tam tikrus valdymo tokius stalus, sakykime, tos valdybas ar kažkokį būdą, kaip valdysim ir kaip perduosim tos verslus vieni kitiems. Taip pat teko atskirose funkcijose, teko būti ir viešbučių direktoriui, teko būti restorano direktoriumi, teko būti kompanijos apskaitos viso keitimo programos didžiulį ir centralizavimo dalykų, po to vėliau teko analitiką daryti, kurti kontrolingo funkcijas tam tikras didžiosiose kompanijose. Tai čia yra ta daugiau tokia, sakyčiau, funkcija dalis, bet jeigu kalbėt apie sektorius, tai tų sektorių irgi teko labai daug, nuo kokių ten kelių tiesimo, elektronikos pardavėjo, ten fast movingo to vadinamo, parduotuvių visokių dalykų, tada teko ir labai daug konsultuoti gamybos top managementą ir taip toliau. Tai tada padarys tokia labai labai plati yra. Tai žodžiu, skamba versle įvairaus lygio vadovu buvote. O dabar, jei jau kalbėtumėm konkrečiau apie tą žinojimą kaip arba know-how, kiek tai yra konkrečių procesų pažinimas, kiek tai yra metodika, kaip jūs sistemą kuriate savo žiniuose? Ar reikia universalių dalykų, kad pažinti procesus? Ar jūs pradedate nuo procesų? Ar ne? Kaip jūs detaliai savo atsakote, apie ką čia tai? Įprastai aš pradedu nuo, kaip aš sakau, ką reikia padaryti. Pirmiausia, reikia suprasti, kur mes einam arba ką keisim, kokių rezultato tikimės. Tai čia viena dalis yra pakankamai nepaprasta, kita dalis yra, nuo ko aš pradedu. Atsiprašau, čia mes daugiau tada kalbam apie procesus. Jo, tai be proceso turbūt mes neišvengiamai nieko negalim pakeisti, nes tai čia yra viena dalis, kur einam, kita dalis, iš kur einam. Tai suvokti, kur aš esu ir kas, kaip pavyzdys, nežinau, mažas pelningumas, arba ten mes per lėtai darom, dėl to patirim kaštus, arba mums per brangus resursai ir dėl to mes negalim pasiūlyti klientui tinkamo produkto su tinkama kaina. Tai tokiu atveju, ar metodologija svarbi? Taip, tai yra vienas iš žinių dalių, kur tu turi žinoti metodus, kaip tu tai darysi, kad ten tu turi susisegmentuoti, susidėlioti, kaip tas produktas, bet to labai yra svarbu palyginti rinkoje, tai ten, nežinau, kainodara, mūsų bandymus. Taip pat yra labai dažnai mes pamirštam, kad mes jau turim istoriją, paprastai kompanijos, kurios gyveno ilgiau, jos jau turi istoriją, bet kai aš paprašau, sakau, gerai, tai jūs turit patirti, kokių klaidų mes nebegalim daryti, arba ką esate išmokę. Ir tai irgi yra viena iš tų temų, kad tu liktai turi įsivardinti, kas neveikia. Tai gali būti metodai, jeigu tu gali žinoti, bet vieni veikia, kiti neveikia. Ir čia gali tau padėti tik patirtis ir kompanijos pažinimas, tai tu konkrečiai kalbi su žmonėm. Tai čia viena dalis. Dar kita dalis yra, tai kaip bebūtų, bet žmonės, norėdami keisti arba tobulinti ar kažką tai įvardinti, yra žmonės. Netgi su žmonėm reikia mokytis kalbėti. Tai va tas daugiasloginiškumas, kuris tik kaip kažkoks buterbrodas susiformuoja, dažnai mes sakom aukštos kompetencijos. Aš sakyčiau, know-how irgi jis nėra įgaunamas, aš perskaičiau knygą, ir kas. Aš žinau metodus, bet reikia padaryti, kaip aš surinksiu duomenis, arba ten dabar kažkokius, kad jie būtų objektyvūs. Tai reiškia, surinkti duomenis yra viena užduotis, kita dalis tų duomenų patikimumas. Tai jau tada prireikia kitų metodų ir tada tu gaunasi, kad tu turi pakankamai daug išmanyti ir dar negana, kad tu žinai, kaip tai daroma ir taip toliau, dar tai reikia padaryti efektyviai. Ne kartą yra tekę daryti auditą, pavyzdžiui, ten koks sako, padaryk auditą.
Aš sakau, okei, tai aš dažnai paklausiu, tai po audito, ką mes keisim, mes turim sutarti, kad tai keisim. Kodėl? Todėl, kad tai bus investuotas laikas, pinigai, kažką tai surinkti ir mes norėsim kažką tai pamatyti. Tai jeigu mes nežinom, ką norim pamatyti, neaišku, kokių duomenų reikia. Ir va tas dalykas yra susijęs. Ir tuo pačiu negana to, dar pats surinkimas duomenų, sako, aš noriu ten labai labai smulkiai suprasti, kodėl klientas perka. Tai gali būti tiesiog per dideli kaštai surinkti tuos objektyvius duomenis. Ir va čia tai yra balansas. Verslas turi subalansuoti sąnaudų ir naudos tą tokią svarstyklės. Gerai, bet čia girdžiu tuos momentus, kai jūs nueinate tiesiog į įmonę, ją tyrinėjate ir tada tie procesai ir metodologijos viskas aiškėja ir jūs ten labai ištyrinėjate ir tada konkrečiai jau įvardintate, apie ką yra įmonė, ką jie išmano. O kai ateina pas jūs žmogus, darbintis, jūsgi turite įmonę, savo samdote žmonės, kas svarbiausia ir iš ko jūs įvertinate, kad jis tikrai turi know-how, jis tikrai žino kaip? Paprastai kalbu apie praktiką, kad papasakotų konkrečius dalykus, ką darė, kodėl darė, kaip darė ir tada klausydamas tarsi klausai keliom ausim. Viena ausim klausai, ar tikrai jisai darė, ne? Kita ausim klausai, ar jisai žino metodus ir tu gali pasitikslinti, o kodėl tu taip darėjai. Ir dar yra kiti tie dalykai tokie, ar tikrai žmogus analitiškas, ar jis suprato, ką darė, ne? Ar tai buvo sėkminga, ne? Ar sėkminga jo akim, sėkminga kompanijos dalim. Tai toks, sakyčiau, kelių ausų toksai, bet pats kalbėjimas yra ne apie tai, ką aš žinau, ar ką moku, ne? O tai, ką aš dariau ir esu išmokęs. Tai reiškia, kokią aš patirtį sukaupęs, o jau tą patirtį truputį žiūri sluoksniais. Tai patyriminė patirtis tai yra tai, ką aš esu jau konkrečiai patyręs ir iš tos patirties aš kalbu. Taip. Gerai, bet labai dažnai žmonėm sunku pristatyti, tiesiog aiškiai papasakoti apie ką. Aš iš savo patirties žinau, kai reikia padaryti kokį nors komunikacijos planą ir nueini į įmonę ir klausi, tai apie ką jūs ten? Ir va čia yra mūsų komunikacijos ekspertų tokia, bėdelė, kad mes prisispyrę klausėme jūsų verslo žmonių, apie ką jūs. Ir tada yra labai sunkus tas kalbėjimas, toks, nuo procesų detalizavimo, nuo žargono verslo, bet labai aiškiai neįsigryninta. Kiek išsigryninta ir surinkta patirtis padeda jums toliau parduoti, pristatyti ir taip toliau. Teko jums analizuoti ir susikoncentruoti, kad jūs labai aiškiai galėtumėte atsakyti, apie ką tai. Čia yra sudėtinga užduotis visada versluose, dėl to, kad dabar, kaip sakyti, mes dažniau ir patys sukaupę ir kultūriškai bręstame, tai čia kalba yra apie verslo modelio suvokimą. Tai viena dalis, kaip tas verslas veikia. Jeigu tu paklausi verslininko, kaip jis veikia, dažnai labai daug detalių yra, tiek daug, kad reiškia, nuo kurios detalės pasakoji. Ir čia yra ta bėda, kad tada neaišku, kaip aš sakau, pasakojama apie kažkokį gyvūną, bet pradedama ten labai nuo toli ir neaišku tas gyvūnas. Aiškiai, tas pavyzdys toks, reikės ten, šerti, reikės prižiūrėti, plauti, valyti, bet taip ir neaišku, apie ką mes čia kalbame. Ne? Tai verslai irgi yra to, bet čia yra turbūt irgi toksai, kiek laiko mes skiriam sureflektuoti, įsivardinti tuos dalykus. Ne? Nes vieni verslai yra tokie mažiau kompleksiški, nupirk kažkur tai, kur žinai pigiau ir parduok brangiau. Ne? Bet dar reikia atvežti, reikia nustatyti, konkurentų yra, nėra ir taip toliau. Tai tokie yra, bet yra, pavyzdžiui, sudėtingi, ne? Kai mes kalbame apie kokią nors ten, dažnai sakau, lėktuvo klausimą, ne? Kur ten tūkstančiai yra detalių, tai tada, tai kur tas verslas, ne? Ir čia yra tos pastangos, kur mes turim kažkaip save priboti. Ne? Tai man nėra paprasta irgi, kai tu turi labai plačią ir konkrečią, bet aš tada stengiuosi, dirbdamas su klientais, duoti pavyzdžius, kas veikia, kas neveikia, su konkrečia situacija. Ir tada dažnai verslas sako, va čia aš suprantu ir aš taip darau, arba aš darau, bet ne taip, tu čia geriau, tu turi praktikos. Nes kažkada prieš kokį ten 15 metų, tai žmonės norėtų sakyti, o kaip papasako, kaip reikia daryti geriau, pavyzdžiui, sako, ne? Aš galiu teoriškai papasakot, bet teorinis pasakojimas nuo praktinio labai turi, didžiulį gali turėti atitrūkimą, ne? Tai kas veikia
prieš 10 metų dabar jau gali nebeveikti. Tiesiog žmonės kitokie, kartos pasikeitė, supratimai. Tai, kas motivavo ten prieš 20 metų, dabar žmonės kitaip tą gyvenimą gyvena, mes esam praturtėję ir mūsų poreikiai visai kitokie. Tai vat kaip tą, reiškia, išsigryninti modelį, čia yra kūrybinė užduotis. Pirma, reikia daug klausti, ką ir daro komunikacijos. Klausia daug kartų, ir žmogus vis savo bando atsakyti. Tai aš linkėčiau, kad visi mes, kaip čia sakyti, stapteltume ir susivoktume kiekvieną kartą tiek ties verslo modeliu, tiek tą praktiką savo pabandytume įvardinti. Dar kitas aspektas - konfidencialumo aspektas. Kai jūs detalizavote apie tai, kai klausdavo prieš tą 14 metų, ar ne, kaip padaryti. Tai kaip padaryti labai dažnai yra jūsų labai unikalios kompetencijos klausimas ir jūsų išmanimo kompetencija, jinai yra labai pagrista ir darbų uždirbta ir ta patirtis krauju greičiausiai pasiekta. Konfidencialumo klausimas. Kaip čia mums nepražiopsoti ir nepažeisti konfidencialumo. Verslas Lietuvoje jau yra pažengęs tą vietą ir man pačiam, kai ateini kalbėtis ir tas pirminis pokalbis dažnai būna be labai konkretybių ir savininkai nenori atskleisti arba netgi įvardinti problemą, nes tai yra kažkoks, gali būti tabu tema, bet gali būti, kad iš tikrųjų tiek skaudi, kad sužinojus tą bėdą, nedaug dievė konkurentai sužinotų ar dar kažkas. Tai čia gelbėja, kas irgi labai svarbu, yra sutartis, taip, konfidencialumo, tiek viena pusė yra, kad ir klientai nori to, bet lygiai taip pat ir aš noriu. Aš nenoriu, kad mano paruošti metodiniai kažkokie dokumentai iškeliautų ir be to, tai yra labai svarbu dėl tokio reputacinio klausimo. Čia yra mano reputacijos klausimas, bet taip pat ir kliento reputacijos, jeigu jisai kopijuoja ir daro, Lietuvoje pasitaiko dar tuo atveju, bylų didelių nėra, bet ten kokia klientų duomenų bazės išsinešimas, nusikopijavimas irgi yra lygiai toks pat kaip ir metodo būdo. Tai tas NotHow irgi ne veltui yra frančizių verslas. Ne? Tai yra, kai verslas kažkokį ten restoraną ar kitą verslą daro verslininkas ir supranta ir tą NotHow sukaupia taip, kad jis sugeba jį tą verslo modelį aprašyti ir sudėlioti į knygą ir jį nukopijavus, ta prasme, galima užsukti ten kažkur tai kitur lygiai tokį pat verslą ir gauti pridėtinę vertę. Tai ir kai savininkai perka tą frančizę, tai jie moka pinigus už tai, kad tą verslo modelį sužinotų. Kodėl moka? Aš labai atsakau paprastai. Įsivaizduokit, kad tam, kad žmogus sukurtų tą frančizę ten arba suprastų, kodėl būtent taip verslas sukosi, jisai investavo savo ten 20 ar 30 metų laiko, žmonių, pinigų ir taip toliau. Tai šitas turbūt irgi atsako į tą klausimą, tai kas tas NotHow yra. Tai aiškėja, kad vis vien mes demokratiniai Lietuvoje stengiamės vertinti ir mokam net ir nemažus pinigus, jeigu tikrai konkrečiai ieškom to žmogaus ar tos paslaugos konkrečios, kuri tikrai mūsų tą poreikį, know-how atitinka, ekspertinės žinios, įgūdžiai, patirtis. Gerai, dabar dažnai būna, kad savo asmeninę tą darbo patirtį negali įgyti nedirbdamas konkrečioj srityje, neturėdamas ten patirties. Ir labai žmonės saugo labai specializuotus įgūdžius, kurie yra labai tokie tarsi paslaptis, labai minimali, kuri man suteiks po to labai tikrai galimybės. Išmanyti dalykus yra vertė ir jinai kainuoja labai didelį mano darbą, ar ne, ir daug gal metų darbą. Kiek jūs pastebėjote mentorystės, pagalbos, tokio dalymosi ekspertinėmis žiniomis savo srityje? Kiek mes jau esam besergantis už savo sektorius, už savo verslo kryptis? Ką jūs čia matot? Norėčiau tikėti, kad visi verslai serga už savo verslus ir už savo sektorius ir gal net už tą valstybę, nes vis tiek ta aplinka turi būti vienodai teisinga. Ir čia irgi yra daug dalykų, kad tam, kad visi būtume vienodom sąlygom, yra daug dalykų. Ir tai yra viena įstatymą, aišku, yra, bet kita yra ir garbės dalykai, kurie tokie už paraščių,
kur mes susitarėm ir aš vykdau, man nenaudinga, bet susitarėm, vykdau. Tada kažkoks tas santykių dalykas, dalintis, tai mes konkuruojam tarp verslų, tarp sektorių, bet konkuruojam ir kaip valstybė su kita valstybė, ir taip toliau. Tai čia nėra taip paprasto atsakymo. Kita dalis, aš sakyčiau, kad know-how, kurią mes kaupiam, bet apie specifinės tas žinias kalbant, tai geriausia kalbėti pavyzdžiais. Tai atėjo naujas žmogus, tai mes norim, kad greitai būtų efektyvus. Ir kai aš klausiu, o tai gerai, tai o ką jūs padarot, kad jisai adaptuotųsi organizacijai ne metus, ne pusę metų, o per savaitę, pavyzdžiui. Ir dažnai užduodu, sako, ką tu čia per klausimą? Tai paskiriau mentorių. Tai jis ir padarys, kad būtų efektyvu, bet dažnai paklausus, tai gerai, o mentorius turi programą labai konkrečią, kaip pavyzdys, sakau, išmokti Exceliaus per ten vieną dieną tų funkcijų, kuri kasdien jam reikės, ten apskaitos programų, ar ten CRM-o, dažnai gauna atsakymus, kad, tai, kaip sakyti, jisai jį kalbint, žiūrės ir taip toliau, ir aš suvokiu, kad tada mentorius yra galbūt tas geras dalykas, kad psichologiškai jaustųsi žmogus, greičiau suprantantis, turėtų kam klausimus užduoti. Tai irgi yra vertinga, bet tai nėra pilnutiniškai. Tai kompanijos, kurios į tai žiūri rimčiau, turbūt ir daro tas adaptacijos programas arba įvedimo, lygiai taip pat yra produkto įvedimo kažkoks procesas, pavyzdžiui, į rinką. Tai kodėl jos daro? Dėl to, kad tai gali daryti ir taip kūrybiškai. Atėjome, čia galvojam, darome. Kodėl yra procesas? Todėl, kad neužmiršti svarbių dalykų, kur iš patirties tu atsineši, kad tam tikrus dalykus ir namų darbus tu turi padaryti anksčiau, negu paleidi. Ir čia mes vėlgi kalbam apie tam tikrą procesą, modelio dalį, ne tik kaip patirtį, bet kad tai rekomendacija ateičiai. Tu perki teisingą dalyką su mažiau klaidų ir galbūt dėl to, kad yra sąrašas, aš greičiau darau tam tikrus dalykus. Tai jau nelendant į tos visus suvokimus, kada mes turim visi suprasti, kad kompanijai reikia augti ar dirbti pelningai, nes nuo to mūsų sėkmė priklauso. Tai jei įvardytumėte labai trumpai tokius įgūdžius, kurie yra nespecializuoti, ne tie, kurie apibrėžtų jūsų verslą, bet šiaip kaip asmens, tai ko labiausiai reikia kantrybės, juodadarbystės, nežinau ko, varimo metais, kaip tas, žinau, kaip atsiranda prote, darbe, kur? Turbūt viskas yra mūsų patirtyjo protas, ta vieta, kur susikaupė. Tai aš sakyčiau, gal pirmiausia yra žingeidumas ir noras mokytis, dėl to, kad pasaulis keičiasi greičiau ir jeigu tu nebūsi žingeidus, neatsiras inovacijų, tu nesugalvosi kaip geriau, greičiau, kokybiškiau tam tikrus dalykus. Tai žingeidumas su mokymus yra labai svarbi savybė visiems. Čia yra kalba ne tik kaip apie mane kaip asmenį, aš dažnai užduodu klausimą, tai ar jūsų organizacija yra besimokanti. Jo, visi mes čia mokomės, sakau, palauk. Tu kalbi iš kurio konteksto, kaip žmonės mokosi ar kaip pati organizacija, nes organizacinė atmintis tai nėra vieno asmens. Organizacinė atmintis yra jau kelių grupės žmonių ir taip toliau. Tai tas besimokančios organizacijos siekis arba nuolat augančios, didėjančios, kaupiančios patirtį ir taip toliau, nėra tokia paprasta užduotis. Ir čia reikia ir skirti laiko, ir būti metodišku, ir palaikymo reikia, nes mes ir pavargstam, ir nuvargstam, ir visaip kitaip. Tai sakyčiau, tas pirmas besimokymo, to suvokimo. Besimokėme yra daug dalykų, suvokti, kur aš esu vėlgi, kur einam, kur norim, dar susitarti reikia tarpusavį, o mes organizacijai susidurėm, kad vienas nori vieno, kitas kito, ir kaip tos lūkesčius suderinti. Tai čia irgi dar yra, irgi ta savybė, aš sakyčiau, tas susiklausimas ir papildymas vienas kito yra irgi labai svarbi dalis, kad aš mokausi tą, tai tu mokykis kitą, negaišk laiko, nes tu negali būti profesionalas šiais laikais visose srityse. O kaip pasiskirstyti, mūsų yra gebėjimai, aš esu matematikas labiau, kažkas yra labiau ten literatas, ir tose vietose to pažinimo irgi reikia. Tai ne tik reikia, kad norėti ir daryti, dar reikia ir susiderinti. Ir čia irgi yra tai, kad o kai susiderinam, kaip daliname savo patirtim.
Ne, aš pasakoju kaip kažkokius ten sisteminius dalykus, o kažkas pasakoja apie tai, kad va, tas ir tas neveikia. Ir čia aš galiu neklausyti tavęs. Arba ignoruoti, pavyzdžiui. Ir tai gali būti priežastis, kodėl nėra organizacinės atminties. Tai dėkodama už šitą pokalbį suprantu, kad know-how, žinoti kaip, yra labai ilgas kelias ir sudėtingas kelias ir ne kiek asmeninis, bet kiek kartu ir komandos, kaip jūs dabar pabaigėt mūsų tą pokalbį dalykas. Tai ačiū Jums, ačiū visiems mūsų žiūrėjusiems. Šį kartą buvo tokia tema, kuri labai reikalinga kiekvienam, nes kiekvienas mes turime surinkti save ir žinoti, apie ką mes ir ką mes know-how arba žinau kaip. Ačiū žiūrėjusiems, žiūrėkite kitą mūsų pokalbį. Šį kartą kalbinu alternatyvaus verslo valdymo strategą Žaną Neimantą, o pokalbį vedžiau aš, Diana Neimantienė. Sudie.